But as crazy as it sounds, I wonder. Watch me. Ai, vėl lūžo. Fuck. Čia aišku, kitą buvau pasiėmęs, nes aš tokį patį turėjau. Sulūžo per šitą vietą, dabar čia žiūriu vėl lūžo. Šiandien dabar paimu. Lūžo, nesprantu dėl ko. Čia vakar, kai va taip tiesiog nukrito, sulūžo. Taip žiauru. Ojejoj. Nu nieko, gal dar kamerą kažkaip padėsim, nes čia mano pagrindinė vieta, kur aš dedu kamerą. Nu tikėkime, kamerą neišaus. Nes dabar vieną tik laikosi, tai žiūrėsime. Taip, labas rytas, labas vakaras. Taigi, trečiadienio rytas nelabai sėkmingai prasidėjo, lūžo šitas, ir dar buvo toks nutikimas duše žiaurus, ta prasme, nenoriu jums sugadinti nuotaikos, todėl neklausykite dabar, bet žodžiu. Įsivaizduokite, ateinate į dušą, maudotės ir ten, kur vanduo subėgo, matai, kad plaukėja išmato žmogaus. Bet nedaug, bet vis tiek. Tai taip kažkaip nebelinksma mūsų kaime būna, žinote. Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemokame dainuot. Žmonės neturi kultūros, ar kas yra, ta prasme, nu vis tiek yra ribos, ne tavo vieno dušas ar kažkas panašaus, tai ką, žinau, kodėl taip daryti reikia. O jei taip darai, tai išsisemku vadinamai tada. Man kažkaip tikrai buvo nelinksma, vos neapsirėmiau, bet nieko. Neskaitant tų visų nutikimų, turėkime draugai nuostabią dieną vis tiek. Šiandien anglų testas, jį parašysime dabar. Reikia varyti šis matematikos paskaitą, paskui kino projektai, grįšime tada pavalgyti ir tada rašysime jau parašytą testą, kaip ir sakiau. Tai va, ties mokslais tokie visi dalykai, ties gyvenimo viskas kaip ir normaliai, apart visokių prikolų. Aš šiaip pradedam savo dieną ir atliuojam šį epizodą. Naktis snygo, tai nėra labai afigienai. Automatiškai biškį vėsiau šiandien ryte, bet nieko, manau, to vėl viskas ištirs biškiuką, va čia balta, bet svarbiausia, kad neprisnygo belė kiek, nes jau buvau įsigandęs, kad vėl žiema ateina. Vakar šitą valgėm ir šiandien valgom, ta prasme. Taip skanu. Žinote dėl ko? Dėl to, kad uogienė tai yra braškių ir tokia saldi, tokia tobula, tas man žiauriai patinka. Taigi parašėm vieną kodą iš algoritmų, kurias reikia atskaityti jau kitą savaitę, tai vieną kodą parašėm, kitas ten tvarkingas, reikia dar vieną parašyti kodą, patikrinti, kaip jis veikia, ta prasme, nes visiškai neįsiaiškinau dar labai, bet vienas žmogus padeda, tai viskas kaip ir normaliai testuo. Tai dar vieną dalyką dariau dabar, tai biškiai užsižaidžiau, per telefoną atsisindžiau PUG, tai tą tipą Player Unknown Battleground. Pirmą kartą gyvenime žaidžiau pats, tai bet aišku per telefoną. Paėmiau antrą vietą, tai yra screenshotas, kad patikėtume. Ta prasme, buvo ką veikti, taip užiškiau laipinų, kad dabar reikia varyti parašyti testą. Šeštadienį esam sustarę, kad apžiūrėt pastato tos diskus, galinius ir visus kitus, ta prasme, kur ten yra problemos su juo. Vakar, žinoma, biškai žmonių pareklamavo, kaip ir prašėt. Automatiškai šiandien paprašė žmonės, kad jos pareklamuočiau, todėl štai jūsų reklamos, ta prasme, pasakysiu tiek. Kai jūs prašėte reklamų, tikrai man nėra gaila, aš jums jas suteikiu ir panašiai, kartais žinoma, tenai mes palaukiam, kartais nesduodam, tiesiog po ilgą laiką vėl suteikiame jas ir panašiai. Viskas normaliai testuoja, tiesiog kai prašėte reklamą, atsiminkite, kad visai neblogai sekėsi. Manyčiau, apie 7-8 tai tikrai bus ir galbūt kelsimės aukščiau pagal pažymį. Bet aišku, matysim, kai ištasys kiek bus. O taip, šiandien padarysime tokį kaip ir įvairesnį epizodą, tai biškį parodysime sporto pratimų, taip kad paįvairintumėt savo žanrą, sportuojate namie. Jei norite pilno, pavyzdžiui, pečių workoutą, koks pratimus daryti pilnai, arba tricepso, tai parašykite, ta prasme, pasakysiu visus pratimuose, dabar parodysiu keletą pratimų vienam ir kitam. Kiekvieną pratimą reikia daryti minutę, kiek tiek įmanoma kartų. Vienas iš tricepso pratimų toks labai įdomus, tai grinai būna tokioj sumo pozicijai vos nežinau, aišku, neįžeidžiant ar kažkas, bet tiesiog yra taip krenti, pakyli, krenti, pakyli. Šitas vietas visas įsitempia, tai maždaug tenkitės jaus, kad dirba vis. Tikrai darant šitą pratimą vieną iš paskutinių, tai tricepsą jauti. Dar vienas įdomus tricepso pratimas yra, kurio dar pats labai gerai neišmokau, bet principas yra grinai. Atsigulat ir keliatės, bet dirbate su tricepsu. Šitą daryti geriausią pratimą yra patį pirmą, dėl to, kad leidžiate jam apšilti ir panašiai, tai tiesiog pagrūnate ranką čia, padedat čia, op, ir taip pakylat. Ir ne tai, kad kylat būtent su presu, bet stengiantis iš pradžių šiek tiek pasikelt, nu taip su rankom, ta prasme, ir paskui ties va šitą vietą iš tos jėgos įtempti ir stumti kiek įmanoma. Trečias pratimas,
kuris būtų irgi visai neblogas, tai jūs kontroliuojate visą svorį, rankas dėta čia, taip palaikote koją, sakykime, ir stumėte, pavyzdžiui, ir vėl grįžtat, ir vėl taip patys kontroliuojate svorį kojose, kiek, ta prasme, norite, kiek iš visos jėgos ant savo kojas ant stumdyti ar kažkas panašaus, galite laikyti kiek įmanoma įtempę kojas ir tiesiog bandyti pastumti, bet nepastumsi, tai susireguliuojate maždaug pagal save ir darote, taip aišku, kaip kojas darote tam vieną, kitą ar panašiai. Tai va, ties tricepsų tokie pratimai, ties pečiais, tai vienas iš pratimų, tai planko pozicijai būna, tokioj, matot, mano nugarą dabar normaliai, tai taip turi sueit, grįžtat, taip turi sueit, grįžtat ir taip visas dirbimo procesas. Taip, dabar jau kurį laiką pečių pas nedarau, nežinau kodėl, bet manyčiau vėl reikės labiau pridėti viską, dabar stengiuosi pabiškį vėl atgauti nugaros formą, nes biškį nugarą apleidau, todėl man nugara dabar yra tokia nelabai dar, bet pasieksime tas rezultatas. O kiti pečių pratimai, tai iš tikrųjų yra labai elementarūs ir pagrindinės laiką reikia kontroliuoti save, tai spaudžiat rankas tik įmanoma taip, ir spausdami rankas kylate į viršų ir va tas principas toksai. Šitą pratimą, aišku, galima įvairiai ten daryti, ta prasme įvairinti, galima, pavyzdžiui, daryti tokį pratimą, kad būnate taip, kylate į viršų, rankas pasukėt va taip pakylę, leidžiantis vėl grįžinat į šitą pusę, taip, dirba taip. Tai irgi dirba pečiai. Tai va, kaip ir tokie pratimai šią savaitę. Tikiuosi kažkam jums padeda, nes praeitą savaitę aš jums parodžiau, tai nepykote nieko, todėl dar galvojau šiandienos epizode pažaisti kokį žaidimą per telefoną, bet aš šiandien nežaisiu, nusprendžiau tiesiog geriau jūsų paklausti, ar norite tai matyti mano epizodą, ta prasme, kad kartais tiesiog pažaisim, pavyzdžiui, per telefoną tavo žaidimus ar kažkas panašaus. Jei taip, spauskit patinka, komentuokit, kad norite, kad pažaisčiau kažkas panašaus, nes žinau, kad mano auditorija yra labai įvairi, todėl man įdomi jūsų nuomonė. Rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonę, niekada nepasiduokite, atsiprašau, kad šiandien toks epizodas gavosi ir atsiprašau už antradienį ir pirmadienį. Nesinervuojam, nesipykstam, bye bye. Yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Tiesiog kartais reikia pataupyti laiką. Žodžiu, bye bye. Woof.